Sveiki, brangus draugai. Šiandieną aš esu čia, seserų St. Paul Daughters knygyne, tai kur yra vienuolynas Toronte. Ir čia už manęs yra švento rašto knygos, taip pat šventi paveikslai ir jų netgi daugiau. Tai išties labai puikiai tinka ir tai, kad mes išties skiriame laiko Dievo žodžiui prie skanios kavos. Šiek tiek neįprastai, tai kaip visada pas mane po 9 vakaro, o pas jūs turbūt yra po 3 nakties. Ir tai yra proga išties ryte, kai matysite, sustoti ir apmastyti. Tuomet, kai aš žiūrėjau rytdienos Evangeliją, skaitinius ir intarpą, Aleliuja, pirmiausia, man palėtė mane tie žodžiai iš skaitinio, iš Pauliaus laiško romiečiams, kad Dievo sprendimai yra neatšaukiami ir jo malonė amžina. Ir intarpas Evangelijos yra apie tai, kad imti ir nešti savo kryžių. Ir kas ima savo kryžių ir seka manimi, tas turi amžinąjį gyvenimą. Tas turi gyvenimą su viešpačiu. Tai ką tai byloja, jog kad ir kas benutiktų, Dievo sprendimai neatšaukiami, jie yra amžini. Pirmiausia, amžini, kažkas siunčia linkėjimus iš Los Andželo, tai net tokių draugų mes turim, pasirodo. Tai labai malonu, Aušrinė, ir jūs esat vienintelė, kuri dabar žiūrite. Tai linkėjimai jums iš Toronto. Tai išties, ką tai reiškia Dievo sprendimai neatšaukiami? Tai visų pirma, kad esame Dievo vaikai. Dievo vaikai sukurti dovanai. Ir tas sukūrimo pasakojimas, gal jis atrodo kiek ir magiškas, bet jo esminė žinia, jog visa tai, kas yra aplink mus ir tai, ką mes turime, tai yra jo malonė ir jo dovana. Ir aš taip pat esu Dievo kūrinys. Ne aukščiau už Dievą, bet Dievo kūrinys. Ir šiandieninė pasaulio, kaip pasakyti, iššūkiai, kurie vyksta, ir mes visi meldžiamės už taiką ir dėl taikos, yra prarandamas ryšys su Dievu, tada tu kuri galią, tu atsiduri Dievo vietoje ir tu kuri galią. Ir turime mes pasaulio istorijoje, 20 amžiaus istorijoje, ir jau dėja ir 21 amžiaus istorijoje, kada žmogus kuria, tai su gale, tai visada yra destruktyvu, visada yra griaunančio. Kada žmogus pastato save į kūrėjo vietą, tai jo protas apninka didybę, nebelieka pagarbos, kuklumo, santūrumo, nepaisoma artimo meilė ir pagarba kitiems. Tai mes turim tų pavyzdžių. Taigi kryžius, ką jisai duoda, ir kiekvienas iš mūsų gyvenime turėjome kryžių. Visų pirma, tai laisvina mūsų širdį nuo egoizmo ir daro mus panašius link tų Dievo pažadų, kurie Dievo pažadai yra neatšaukiami. Tai dar labiau įsitvirtina. Ir dabar kaip tik online turėjau su Šiaurės Amerikos lietuviais ateitininkų susitikimą ir sesė Ignė buvo taip pat kartu. Tai dar viena moteris iš Los Andželo. Na, žinokit, stebinat mane, Gitana. Tikrai net nežinau, iš kokių šalių. Parašykit šiandienos šeštadienio ryto kavoj, parašykit, iš kokių šalių jūs esat. Tiesiog įdomu, kiek mus stebi ir iš kur mus stebite, ypač ryto kavą. Tai išties labai įspūdinga ir labai, labai paliečiančia. Parašykit, būtinai parašykit komentarį. Tai ir šiandien dalinausi apie Adelę Dirsytę, jos asmenybę ir
kurios byla užbaigta jau Lietuvos mastu ir atiduota Vatikanui, ruošiama byla ir galbūt bus paskelbta palaimintąja. Tai išties, būdama šviesuolė, būdama mokytoja, dirbo kartu Vilniuje su Alfonsu Lipniūnu, su ateitininkais ir už savo veiklą buvo nuteista kalėjimui 10 metų, dirbo sunkiausius darbus, bet pirmiausia galvojo apie kitus. Ir jinai buvo žiauriai kankinama dėl to, kad savo kaip asmenybė jį darė įtaką, didelę gerą įtaką kitoms moterims. Jinai buvo labai kankinama ir jinai niekada neišsižadėjo viso to. Ir netgi sukūrė maldaknygę. Moteris, vienintelė, ne kunigas, bet moteris sukūrė maldaknygę. Ir įspūdingo grožio maldos yra ir galima internete, man atrodo, net susirasti tą maldaknygę. Adelės Dirsytės ir galvojo apie kitus. Ir jos pagrindinis tikslas buvo, nešant šį kryžių, šį jungą, kuriant maldaknygę, kad kiti galėtų vienyti su mumis, kurie kenčia. Tie, kurie melsi šitas maldas. Tai matot, ką reiškia, kai mūsų širdis prisiriša prie Dievo, austėja laikas miegoti, kad ir iš Lietuvos pas jūs po 3 nakties. Kas čia dabar darosi? Tai linkėjimai. Tai išties, kad ir ji, kuri kentėjo ir patiria patyčios sunkius darbus nuo darbo miškuose iki geležinkelių tiesimo, kūrė maldas, meldėsi už žmonės, už tautos laisvę ir Lietuvą, įgalvojo apie kitus. Štai tokia yra širdis, kuri prisirišus prie Dievo. Tai ir išties, kada mes tai praktikuojame kasdienybei, kada ieškome Dievo pirmenybės, artimo meilės pirmenybės, tuomet, kai ištinka mus iššūkiai, išbandymai, tai tampa mums paguoda. Mes skiname vaisius. Tai todėl mano jungas švelnus, mano našta lengva. Kodėl? Todėl, kad jis yra centras. Jis yra centre. Tai gyvenkime Dievo meilę, artimo meilę kasdienybėje, nes Dievo pažadai neatšaukiami. Ir tada Viešpats suteiks mums sparnus, kad ir kokie išbandymai mus aplankys. Ir jis tikrai suteikia ir tikrai tikiu, kad jūs liudijimų nuostabių turite. O aš galiu pasidalinti vienu įvykiu, galbūt ir Facebook'ą įkelsim tą liudijimą. Ketvirtadienį, trečiadienį važiuoju metro ir šalia medžiuosi rožiniais, matosi Betliejaus seselių rankų darbo, iš siūlų, rudas, medžiuosi rožinį viską ir kelyje ir atsisėda metro šalia manęs tamsiodė moteris ir taip žvilgti tą rožinį, taip žiūri, užmeta akį, po to išsiema piniginę ir parodo ant peršviečiamo plastiko, kur galima užkišti kažką, tai parodo Jėzaus širdies abrozdėlį. Ir sako, tu esi krikščionė? Aš nusišypsau, taip, sakau, aš esu krikščionė, aš esu vienuolė. Jinai taip pat nusišypso, mes pradėjom kalbėtis apie Torontą, aš papasakau apie Lietuvą, kad ją myliu ir pasilgau ir taip toliau. Ir staiga atsisuku ir pamatau, metro pajuda nuo stotelės ir mano stotelės pavadinimas praplaukia pro mane. Na ir, kaip sakant, užsiplėpėjom ir maloniai nusijokėm abidvi ir išlipau kitoj stoteliai ir vėl reikėjo grįžti vieną stotelę. Tai mane labai palėtė tai. Nes jinai iš Afrikos gilumos atvykusi čia, pinėsi Jėzaus širdies abrozdėlį ir jisai tampa atpažinimo ženklu, susitikimo ženklu, dialogo ženklu tarp kartų, tautų, žemynų, nesvarbu, iš kur ir koks tu esi. Tai aš galvoju, kad ir mums visiems drąsos būti Dievo pažadų ženklu, ten, kur mes esam. Ten, kur mes esam pašaukti, koks yra mūsų pašaukimas, kokia yra mūsų misija. Būti Dievo pažadų ženklu. Ir kaip niekad šiandien tų pažadų išsipildymo, ypač vilties, reikia jauniems žmonėms. Turėti viltį jais ir juose. Tau pavyks, tu esi kitoks, aš tavim tikiu. Tavy yra gėris, drąsos, kad jis skleistusi.
Tai ką, kalbėti reikia saikingai, reikia tarnauti ir dirbti. Tai būkite visi palaiminti, seserų apkabinti ir laukiame jūsų. Facebook'e galite susirasti Advento rekolekcijose, Talita Kum susitikimuose. Viskas yra aprašyta, registruokite, skleiskite šią žinią. Ir net iš Los Andželo, ir iš Kiolno, ir iš Lietuvos. Tai visų labai laukiame. Neužilgo susitiksim, Adventas jau greitai, už mėnesį. Būkit palaiminti visi. Linkėjimai ir skanios kavos arba saldžių sapnų, kas nemiega.